Taigi, sveiki visi, čia su aš DXFR ir ką tik jūs matėte, kaip aš naudau šios dienos tutorialo aparatą. Tai kaip matote yra 2x2 Hide and Doors. Aš padariau tos blokus, kad tik jums geriau matytųsi. Štai. Parodys dar kartelį, kaip jie veikia. Štai, visas mechanizmas taip atrodės. Padariau, kad galima naudoti butoną. Tai nėra labai sunku, bet pradedam. Ok, ką tik aš pamiegojau. Labas rytas, aš namuosiu. Ir taigi mes pradėsime tai statyti ir mums reikės statyti sticky pistonsus. Taip. Ir pamiršau pasakyti, kogi mums reikės. Mums reikės sticky pistono, tai yra stūmoklių. Jų reikės iš viso, kaip matau, 12. Taip, tai yra 12. Ir reikės paprasto kažkokio statymo bloko. Šitą vulą imsiu dėl to, kad pavyzdžiui, jeigu aš čia dėsiu butoną, kad jis geriau matytųsi, nu, čia jūs spręskit, kokį čia norėsite dėti bloką. Vienu žodžiu, dabar taip pastatome. Uždedam, vat, tokį kaip stogėlį. Ir padarome, taip. Išužduoti apačią. Ir pastatome redstone repeaterį šitaip. Kitoj pusėje irgi šitaip, vat, matot, taip. Ir padarom ketvirtą tiką. Štai. Ir dabar sujungiame redstone. Taip. Ir dabar taip. Dodame redstone repeaterį. Čia irgi sujungiame. Dabar prieisime prie to, kaip prijungti. Kaip matote, dabar viskas veiks. Jeigu aš šitaip padėsiu, matys viskas veiks. Bet mums reikia, kad jis būtų uždarytas. Ir kad veiktų ant mygtuko. Taigi mes padarysime va tokį. Aš jį turbūt va taip netgi dar padarysiu. Padėsiu, kur man reikia mygtuką. Taigi dėsiu aš jį šičia. Ir aš padėsiu čia ulą ir vadėsiu čia mygtuką. Dabar padarome 2 blokus taip. Uždame 2 repeaterius. Jokių tikų nestatome. Ir tiesiog padarome bloką taip. Ir virš šio dedame redstone torčą. Tai yra kaip deglą. Paskui reikės padėti virš šio dar vieną bloką. Ir padėti redstone torčą taip. Ir daveskime va taip. Kad būtų va kaip matom. Ir tada padinam vieną redstone repeaterį ir tada padinam čia bloką ir tiesiog va paprastą redstone deglą. Kaip matote, įspalį viskas dabar turėtų veikti. Bet dabar mes padarysime, kad jis veiktų ir iš kitos pusės. Taigi mes padarome taip. Ui, užlagino. Taip. Štai. Aš tave dėsiu vėl šitoj pusėje, kur matote, va tas yra. Va taip. Ir dabar tiesiog pravedame taip. Ir uždedame čia 2 repeaterius ir čia 2 repeaterius. Ir uždedam čia redstone. Ir paspandom. Kaip matote, jis veikia. Taigi, prenumeruokite, laikinkite, komentuokite ir viso gero.